Toks tas gyvenimas, kaip bitcoin suskyla, ne, Šaika? Sveiki atvykę į naują video vlogą. Kokia šito vlogo tematika? Tai pasakyti huimentam, privet kentam. Ne, jeigu rimtai, tai varysim į 3 Europos valstybės šalis, nežinau kaip čia įsireikšti, ir varysim žiūrėti kalėdinės mugės ir įvertinsim, kuri iš tų 3 yra geriausia. Ir jeigu šitas video vlogas jums patiks, tai kitais metais varysim į kitas 3 ir taip kol apkeliausime visos Europos kalėdinės eglės. Šiaip mačiau, kad Vilniui yra 10 pagal tipo gerumą, nes aš per ChatGPT žiūrėjau, kur yra geriausias, tai nevarysim į Vilniaus eglę, iškart galiu pasakyti, varysim į normalias Europos šalis ir tenai pasižiūrėsim. Dabar esam Čekijoje, Prahoje, dabar yra 11:30 kažkur ir keliaujam. Šiaip tai ganėtinai čia gražu, čia visokių tokių kiemelių, visko yra. Taip panašu truputį į Lietuvą, nes vis tiek čia nesenai ta priklausomybė. Kaip vadinasi, kai ten rusai užpuolė, okupavo, buvo okupuota valstybė, tai vis tiek čia yra tas prieskonis SSRS. Bet gražu, nu, toks kaip parkelis. Nice. Einam dabar mes pavalgyti. Taigi atvarėm į kavinę. Eiliai pralaukiam 3 minučių. Čia Prahoje tipo skaitosi žiauriai popin vieta. Ir čia viskas jų tais pinigėliais, tai nejasnama. Black Loose Leaf Tea. Gerai, kur Hennessys? Pas mane nemais? Ai va, o po to eisim prie kažkokio tilto, tada varysim į Louis parduotuvę. Louis parduotuvėje norim nusipirkti paso įdėklus. Ir kai turi Louis paso įdėklą, kai nuvarai į kažkokią, tarkim, šalį ir nueini į Louis parduotuvę, ir jeigu jinai turi štampų aparatą, tau įpis ant to paso vis štampų. Ir tu taip gali graduotis, kur tu jau esi buvęs. Ir tiesiog, tipo, tokią vertę sukuria. Jeigu šitam Louis shop'e nebus, tai pirksim Dubajui. Dubajui tai tikrai bus. O dabar einam įsirinkti pavalgyti, atsigerti ir eisime prie tilto, į Louis shop'ą, mugę. Ir rytoj skrendam į kur? Į Vieną? Ir rytoj skrendam į Vieną. Pavalgiam, dabar einam link tilto, bet pradėjo lyti. O orų prognozės rodo, kad nelyja. Einam prie tilto, atsik po tiltu, sau nieko nebus, atsik po tiltu. Šnekėjau su draugeliu tokio giduku karočią, taip. Šnekėjom žodžius, išlien kažką labinam. Sakau, beli, kiek čia mentų mašinų karočiai yra? Sako, kaip supras mentų mašinų? Sakau, Škodas karočiai, nes Škoda yra mentų mašina. Sako, Škodas gamina Čekijoje. Ir va tokia mini istorija einant link tilto. Žodžiu praėjo, čia ką tik toks šyvas, aš nežinau, ar nufilmavau. Taip jis mane žiūri, taip žiūri irgi su Louis pidaraskė, bet jau gavęs į barzdą, čia guzas iššokė. Taip įvardinčiau šitą šalį, karočią, čia yra kaip ir Lietuva, tik žmonės čia truputėlį labiau pasimetę ir laimingesni, nes nesupranta, kas vyksta pasaulyje, va štaip juos įvardinti. Nes jie visi tokie čia. Padarysim ne tik gerą Lietuvoje, bet padarysim ir užsienį gerą. Kiekvienoj šaly dabar, kur būsiu, tikslas yra kažkam, kas daro kažką gražiai. Jeigu sutinku, pauko 2 eurų. Pavyzdžiui, kaip šita moteris. O sakė, kad iš muzikos neišeina uždirbti. Prašau, su dudelė, kaip 5 klasė. Dvacokėlis. Čia tas dvacokėlis, tai čia jų pinigais jaučiu koks. Norėjau sakyti kem štukų, bet nebus kem štukų. Jaučiu kokį 500, jo, 500. Atvarėm į mini mugę kažkokią, netyčia čia pataikėm, bet aš kiek suprantu, čia kiek mugėm ir gausėja. Ne gausėja, o garsėja. Jo, dabar kopt taip, jis taip ir taip. Stop. Čia buvom mes pavalgyti ir šneku, sakau, blėt, reikėtų šaikelį kažką taip, tokio atvežti, kas, paprasta, bet niekada nesu vežęs. Ir sakau, kažką, marihuaną, nes čia, tas CBD, popieriukai, dar kažkokia huinė. Čia žiūriu, biškį šiandien yra gerai, žiūriu. Ir mes čia tasai tiltas, ant kurio turėtumėm užlipti. Tada matome po dešinę Veneciją. Ir tada matom marihuanos suvenyrai. Čia dar šitoj pusėje yra ganolas, kaip Venecijoje. Aš iš vis išgirdau, čia yra gandonų. Tu man pasakė, išgirdau, čia yra gandonų, galvoju, blėt. O va čia yra mūsų lokacija. Marihuana 420, THC, CBD, marihuana, suvenyrus. Let's go. Hello. Danilai galima parvėti.
Tai, žodžiu, esu dabar ant tilto ir bazarinaus ten to bachurėliu. Nežinau, ar girdėjos, kad jisai man jau sakė, tipo, išjungt filmuoti viską, bet aš išjungiu filmuoti ir, pradėjau su jo šnekėti. Tai Čekijoje prieš 6 metus padavė įstatymą, kad, tipo, legalizuojam žvairį. Bet ne taip, kad, tipo, davai, kaip Seime pas mus, kad, oi, dabar balsuosim, ar ten tas įstatymas kažkur eina. Jis jau ten surinko tos balsus, viską tiesiog ten turi kažkas kažkur aprūvinti. Turėjo aprūvinti prieš 6 metus arba declininti. Prieš 6 metus šitas dalykas vyko ir tiesiog niekas nebevyksta. Įstatymas stovi vietoj ir jie čia dabar Čekijoje. THC sausainiai, mega bombos, žvairys, kokio nori žvairio, gali nusipirkti, palinti, viešoje vietoje viską daryti. Tu pas juos paklausi ir aš jau klausiu, sakau, o tai kaip suprasau, tipo, nepriima įstatymą ir dabar tokią temą. Sako, jis man sako, čia niekam nesvarbu, yra tipo, literaliai niekam nesvarbu, tu ateini į parduotuvę, nusipirki legalaus žvairio, kokio nori, tau pasveria lygiai, nori sausainių, pasiemi sausainių, nori skyčio, pasiemi skyčio, ko tik tai nori, pasiemi, išeini, darai, ką nori, valstybei, policijai yra vapšė paibat. Bet aš nerekomenduoju varyti Čekiją ir eiti čia va taip ant tilto ir va tokių pys. Aš nerekomenduoju, nes viskam yra ribos, visokių yra ir pareigūnų visko, bet man, pavyzdžiui, kaip ES gyventojai, kuris domėjosi, gal sakyčiau, ganėtinai, kas vyksta toje Europoje, kaip čia su to dekriminalizavimu, legalizavimu, tai aš pirmą kartą tokį dalyką matau ir tipo, esu visiškai negirdėjęs ir aš esu visiškam šoke ir pradedu vertinti labiau kelionės į Europą. Žinau, kad Vokietijoje tai legalu, bet ten tik tai žmonėm, kurie tenai gyvena ir turi pilietybę, kažkas tokio. O tau šiaip visą laiką, kiek šnekėjau, tai mes esam ant tilto, kurį norėjom pasiekti, dabar keliavom link Louis parduotuvės. Čia turbūt skaitosi lankytina vieta dėl to, nes seniausias tiltas arba Čekijoje, arba Europoje, arba visur. Plius ant šito tilto gali pižvairį. ne, gerai, stop. O šiaip vaizdas toks, jeigu kam įdomu. Dabar tęsime mes savo kelionę į Louis Vuitton parduotuvę, kurioje aš manau, kad mes nerasime savo pasų įdėjiklių, įsidėjimų kažkokio tokio. Bet jeigu rasime, nereiškia, kad ir pirksime, nes galimai galima rasti ir gražesnius. Tai keliaujame, einam, žiūrim, stebim. Dabar mes užeinam į Sweet Fucking Candy. Prašau, prieš perkant norėčiau šitą vieną paragauti. Tokį vieną šlios. Bet čia tikrai daug visokių saldainių. Ir gardžiai atrodo. Čia yra toks šliosas kažkoks. Dabar tęsime mes savo kelionę į Louis Vuitton parduotuvę. Atvarėm į lokaciją, bet eilė čia nusimato. Kol kas dedu daug pastangų, kad tikrai turėtų būti pasportų dėklai, manau, tikrai turėtų būti. Taigi, išėjom iš Louis parduotuvės. Labai daug pasportų tų holderių nebuvo, kur išdėti pasą. Aš gal būčiau ir nusipirkęs vieną, bet nepirkau. Būčiau pirkęs vien tik tai dėl to, nes tipo, būčiau norėjęs pasidaryti štampą Pragos, bet štampą kalėdinių laikotarpių, būtent šiuo laikotarpiu užtrunka daryti 8 valandas, o mes rytoj įskrendam. Tai reikės kažkada grįžti pasiimti štampą. Dabar mes keliaujame namo, pasidedam daiktus, pasidėsiu bent striukę, dušą ir keliausime į mugę. O mugė yra už manęs, bet eisim vakare, kada daug šviesų. Žodžiu, tai dabar keliaujam į mugę, jau ateina vakaras, pažiūrėsim, ką gero mums čia parodys. Va čia tai aš užskaitau kaip kalėdų vaibą. Pasiekėm pirmoji mugę. Pažiūrėkime, kas čia yra gero. Bet šiaip tai visai kalėdinis vaibas gražus. O, eglutė. Tas skaitosi ganėtinai maža mugė. Čia tipo kažko tokio wow nėra, bet po to keliausim į didžiausią Pragos mugę, ten didžiausias judesys, tai pažiūrėsim, kas tenai gero. Kalėdinis vaibas, tikrai kalėdinis vaibas. Aišku, trūksta sniego, nemeluosiu, trūksta sniego, bet šiaip visai gražu. Šitoj mugiai tai viskas vien tik tai apie vyną. Visur vyną jie pardavinėja. Visur vyną, va. Pardavinėja vyną. Paini 2 žingsnius, pardavinėja vyną. Visur ta pati tematika. Įdomu, kas gero didesniai mugiai bus. Pasirodo, kad šita mugė nėra jinai ir tokia maža, kaip atrodė, nes tenai už manęs, va tenai yra ta mugė. O dabar mes keliaujame iki kitos mugės. Čia tiesiog kitoj gatvės pusėje perkelta jinai, kad vietos būtų žmonėm. Einam pažiūrėti, ką čia rasim, bet matau, kad jau čia prasideda tokios lietuviškos tematikos. Kepurės visokios, dar čia fuinių visokių. Einam užmės akį.
Taigi keliaujam dabar į pagrindinę mugę ir pažiūrėsim, kas tenai gero. Šiaip ką čia važiuodamas, nežinau, ko aš čia tikėjausi apskritai važiuodamas. Vis tiek Europos Sąjunga, kaimyninė šalis, viskas labai panašiai, bet yra tokių, įdomių dalykų, pavyzdžiui, vyno labai daug įvairaus. Kaip pas mus, pavyzdžiui, realiai geras pastebėjimas iš mano pusės būtų, kaip Lietuvoje visur būna alus, gyvas pilstomas alus, tai čia visur vynas, bent šitoj mugiai. Tai pažiūrėsim, ką mums parodys kita mugė. Atvarėm į lokaciją. Šiaip tai aš tai galėčiau įdarbinti, kad tu filmuotų mane, kai va taip eini, ne čia va šitus, pažiūrėkit, ką jinai filmuoja. Ką tu čia filmuoji, va, jūs mato tą patį vaizdą, ką jinai filmuoja. Kas čia per huine? Tu pasakyk, kas čia per huine? Suprasčiau, va, eitų mane filmuotų ten, kai aš čia bazarinu. Galėsim padaryti Dubajų apmokymo vlogą. Kaip galima bus pavadinti? Apmokom naują darbuotoją. Apmokom. Va, pažiūrėk, kas čia? Gerai, čia dar pizdu dar gražu. Tai nesuprantu vieno dalyko, ar čia pas juos, aš spėjau, kad pas juos kaip ir pas mus yra žodžių iš rusų kalbos, kurie yra panašus. Ir jie čia pisa, eina ir šaukia, Ribeta, tokių visų. Kas čia? Na ir laikrodžio šou baigėsi. Kaip ir maniau, kad nieko gero nebus, bet toksai, sakyčiau, jisai neatrodo įdomiai, bet idėja ir visas šitas dalykas, kuris įdėtas į visą šitą renginį, šou, jisai vyksta beje kas valandą. Tai ganėtinai nice. Overall, sakyčiau, visai nieko ta mugė. Nu, tokia. Gal dėl to, kad tai yra mano pirma mugė šiais metais, gal dėl to man čia vavo. Ryt po ryt jau man bus paparabanu. Kol kas nėra su kuo palyginti, nėra kažkokio tokio labai didelio stipraus argumento, nes, kaip minėjau, nėra su kuo palyginti. Jeigu lyginant su Lietuva arba šiaip tiesiog paėmus su maisto perspektyva, kuri yra siūloma Kaune per mugę, tai skirtumas yra labai didelis, aš sakyčiau, čia daug yra skaniau. Kai pas mus Lietuvoje visur siūlo pilstomą alų, čia siūlo pilstomą vyną, visur literaliai alaus, aš niekur nemačiau, kad būtų galima nusipirkti. Tipo, jaučiu, jeigu ieškosi, rasi, vynas tai visur. Apie ką aš nekuva, į kairę pasisukau, vyną suradau. Rytoj skrisime į Vieną. Wow, Vieną. Niekada irgi nesu buvęs Vienui. Tai irgi bus įdomu, kas ten per vaivas, ten manau, mes būsim gal 2 dienas, tai gal varysim į kokią... neįsivaizduoju, kas bus toliau. O jeigu jums įdomus tokio tipo vlogai, bet grinai ką aš turiu omeny tokio tipo vlogai, tai kad... palauk, čia visi fotkina, aš ir nufotkinu. Piški čia duchas. Traukitės į šoną arba šokit visi mažiau gausit. Taip, mes vaikštum. Komentuokite, kokio kito tokio tipo video jūs norėtumėte. Nebūtinai tokio tipo, bet apskritai tokio pobūdžio. Nes pinigai neriboti. Amžius jau pradės to riboti, dar kokius turim gerus 13 metelių pastumti. Jau ant kem jau pristabdysiu, tai dar galima kažką pristumti. Taigi, grįžom namo. Čia mes gyvename. Aišku, iki rytojaus gyvenam, rytoj skrendam į Vieną. Čia yra rooftopas. Toks mat vaizdelis. Eat my baguette. Tokių va čia yra jauka. Ir čia išeini į balkoną ir prašau. Visas centras. Čia realiai iki pagrindinės rotušės, nežinau, yra netoli. O, čia tvarko miestą, net nemačiau realiai. Čia tvarko. Čia čiuožinėja. Na, o rytoj keliaujame į Vieną. Tai susitiksime Vienoje. Taigi, esame Vienoje prie bibliotekos, tai varysim dabar į šitą tiesiai biblioteką, o po to pavalgyti, kur maistą atveža su trauknukais ir galimai į mugę, jeigu bus neįsikrovę visi rageliai, visi mikrofonai. Labai atrodo didelė biblioteka. Įdomu, protingesnis išeisiu, ar nebaisiai? Atsimenu, šnekėjau, kad kiekvienam muzikantui duosiu po 20, tai va dabar čia jau pro parduotuvę ir girdit. Ar aš nežinau, ar Maikas jau gaudo, ar ne, bet aš tai jau girdžiu. Aš jau girdžiu ir aš jau nesu su šuniuku, moteriaitė dar. Ai, kaip gražu. Merry Christmas. Gerai, o toliau mes keliaujame tenai yra Louis Vuitton parduotuvė, toliau tęsiam savo paiešką įsigyti pasų holderį. Ble, čia mane toj nupis kokią mašiną, aš jums sakau, nes šiandien gatvės vidury tiesiog pisų vlogint. Čia taip gražu tipo Louis Vuitton storas, Hermes.
Išėjome iš Louis, net neradom tų holderių, ten antiek dabar, kai kalėdos, antiek yra busy viskas, tiek daug žmonių, aš net neįsivaizduoju. Aš tikiuosi, kai varysim į Dubajų švęs naujus metus, tai net neįmanoma, norėjau sakyti, tenai jaučiu nebus, tikiuosi, kad nebus žmonių, bet tenai tai jaučiu vapšė pizda bus. Bet tenai mes turim tokį connectioną, karoči, blėt, bet aš mano WhatsApp'as įstrynė, žodžiu. Aš Louis shop'e pirkau, karoči, Dubajų kažkada tašę, ten bakurėlio kontaktą, prasimušiau viską ir ten showroomą, viską gali paderinti, nes tipo maždaug, kai tu nusipirki vieną daiktą, gauni to žmogaus kontaktą, nu, gal čia tik Dubajų, aš nežinau, gauni WhatsApp'ą, nu ir tipo, tiesiog susirašai, kad va, sveikas, aš norėčiau, žinai, ateiti ten pažiūrėti tą ir tą šmutkę ir iš svetainės tiesiog atsiunti linkus ir tau jau viskas būna ready, neįliai, nieko nereikia laukti, šampaniukas, vandenukas, viskas paska. Bet dabar aš atsiminiau, kad aš nelabai pamenu jo numerį, nes mano WhatsApp'as biškį keitėsi, ten buvo tokių nesklandumų. O dabar mes keliaujame į katedrą. O, Maibachidze, Maibachas. Man rodo, šaikamės lokacijoje. Aš niekada negalvojau, kad aš esu antiek aukštas, kol nepradėjau keliauti. Pastebėjau, kad tikrai aš beveik už visus esu aukštesnis. Bet yra ir tokių žmonių, kur tipo sutinku ir aš taip turiu važiuoti. Eisim dabar uždegti žvakutę už mirusius artimuosius. Turime žvakutę ir bandom misiją. Vaško neužsimesti. Nepatikės. Įsivėlėm į ekskursiją 20 minučių su arkliuku. 2 minučių šiam eurą, ne? Ja, už kajutką. Už kajutką. Tai čia dar tilptų kokia, nu, tipo, jeigu labai norėtumėm, tilptumėm 6. čia. Jau geri, o kurba. Duoda dar čia plėdukus, kad galėtum užsikloti, jeigu šalta. Taigi išlipom nuo arkliuko, sumokėjom 60 eurų už 20 minučių. Ar kartočiau? Visai, aš sakyčiau, gal geras toks dalykas, kai vaikštai čia centre ir nori tiesiog biškį pačilint, pailsėti. Kajutka šiam eurų, nu tai tipo. Jeigu 4 varais, nu tai kiek čia po 15 euriukų pasimeti. O dabar mes einam į mugę. Į vieną mugę eisim dienos metu, į kitą eisim vakare. Vieno įskaitosi pati didžiausia, pati geriausia, pati nuostabiausia mugė. Tai galim ir pažiūrėti, kuo skiriasi nuo Prahos. Žodžiu, čia kaip perki karšto vyno, duoda tokius stiklinius puodukus. Mes dabar nusipirksim ir parodysim jums. Žiauriai nemėgstu karšto vyno, bet nėra kito pasirinkimo. Ir net nedavė man įsirinkti skonio. Tiesiog atėjo jinai. Tai gal čia nėra skonio? Pelekėga, aš tai norėjau šokoladinio kažkokio. Tai va, čia va šitie padukai, apie kuriuos šnekėjau aš. Už paduką 5 eurų depozitas, gali pasiimti tą paduką arba grąžinti ir atgal 5 eurus. Šaunam to vynelio. Aš neįsivaizduoju, kur mes dėsim tą paduką, realiai. Žodžiu, dabar eisim, dar praseisim pro tą mugę, pasižiūrėsim kažką gero. Bet marketingas tai belekaip geras. Perki, karočią, depozitas, opa ir paduką nusipirkai. Tai va, o toliau keliausim pro mugę, žiūrėsim, kas čia gero yra. Dabar, kadangi vėjuota, labai šalta, jau net biški toks vaibelis, tai dabar eisim apžiūrėti tolimesnę mugę ir eisim tada pavalgyti į restoraną, kuriame tau maistą pristato su traukiniu. Čiuku atvaro ir paduoda tau į burnytę, o nemu. Daužo su varpu, bet ką norėjau pasakyti, kad čia mugė, galima sakyti, ir baigėsi. Dar va, 10 parduotuvių ir mugė baigėsi šitą. Tai galim prasyti pro tas 10 likusių parduotuvėlių. Dabar mes einam į traukinukų maistuką Nemunėm. Taip, šita labai maža mugė. Gal net nesakyčiau, kad labai maža, jaučiu tokio dydžio kaip Prahos ta mugė, bet ganėtinai gražučių, visokių kešariukų, visko, dešrainiukai. Bet rytoj skrendam į Berlyną. Vat Berlyne tai pėsiu tikrai Bratwurst, originaliai, gerą dešrainį, rimtą. Taigi, esame lokacijoje, filmuosiu per telefoną, nes šis kamera biškai gal per daug intensyvų būtų, bet va tokia tema čia. Čia va šitie va bėgiai ir čia jais viskas atvažiuoja. Štai ir mano orderis. 4 nuostabūs aliukai. Taigi, sveiki sugrįžę. Dabar keliaujame į mugę. Vakaras, apšvietimas, visi niuansai ir pažiūrėsime, kuo skiriasi šitą mugę nuo Prahos mugės. Kas čia yra kitokio. Važiavom pro šalį, tai žiauriai gražiai atrodo, viskas apšviesta ir va jau dabar mes ją matome. Tai mes tikrai jūsų nepaliksime, mes jūs pasimsime kartu, kaip sakoma. Bet taip
pisa tie vlogeriai. Aš prisižiūrėjau ten visokių kūnių. Kaip ten jaunimas sako, cringe. Įžengiam pro vartus. Įžengiam ir čia ganėtinai gražu, labai, kol kas dar labai kažkaip sunku kažką parodyti, bet, pavyzdžiui, va, karuselė, po kairę karuselė tikrai labai graži. Čia kažkokie jų šalies mafinai ar kas čia, aš nežinau. Atrodo tai taip. Vaizdas pats geriausias, prabangiausias. Čia tai yra žaisliukai. Kol kas, va dabar ėjom, šnekėjom, diskutavom, tai šitą mugę daug rimtesnė negu Pragos. Pragos dabar vertinčiau kokiu 3-4, o šitą tokiu 5 gerų. Ne, ką, šitą tai tikrai labai, tipo, gal Berlyne dar bus geresnė, bet manau, kad šitą bus number one. Plus, jinai ir yra šiaip internete parašyta, kad Vienoj yra pačios didžiausios ir geriausios mugės. Ir mes čia šnekėjom su padavėju, tai sakė, čia tų mugų gal 20 net yra, net 20. Toliau dabar va, keliaujame, dairomės, ieškome kažką ekskliuzyvinio pavalgyti. Plus, jeigu grįžti dar prie tos temos, kodėl šita yra geresnė mugė negu praeita, tai praeitoj mugė viskas buvo labai monotoniškai. Tiesiog tas pats per tą patį. O čia viskas labai skirtingai, visi turi savo kažkokį tokį skonį. Tarkim, pardavinėja žaisliukus, tai jie yra kitokie, tarkim, kaip pavyzdį aš jums galiu parodyti. Tenai buvo visokie šampanai, visa kita, čia jau visokie agurkėliai, daržovėlės, dar kažką su gyvūniukais guli, dar čia visokie alkoholikam, dar... Čia tos visos tokios parduotuvės, jo gal pardavinėt žaisliukus irgi kaip ir ten kažkas, bet jie yra visiškai kitokie. Ir tikrai labai gražus, labai gražus. Radau elfą, kuris pakliuvo į nedorų vaikų sąrašą ir pradėjo rūkyti Marlboro raudoną. Vaikai, būkite geri, nepakliūkite į blogųjų sąrašą. Iš šitos mugės išeinam, nusipirkę vieną žaisliuką ir keliaujame į kitą mugę. Visos tos parduotuvės, jos visos savotiškai, jos visos žiauriai gražios. Nes mes dabar atėjom į kitą mugę ir nieko panašaus aš toj mugėj nemačiau, nei per vieną vietą. Tarkim, dar viena parduotuvė, skirtingi riešutai, tarkim, su tofifi, su dar kažkuo čia, su Nutella, taip, Rafael, Bounty, Snickeriai, Oreo, Kinder. Ir žodžiu, keliaujam toliau. Čia iš tikrųjų, keliaujam toliau, pažiūrėkit kokia už žmonės statulėlė. Kaip nuostabiai atrodo. Žodžiu, pasiėmėm čia tokį maistuką, aš tai iš karto sakiau, kad čia jis neskanus bus. Čia tokie kaip tipo bulviniai blynai, bet čia realiai tai jovalas. Va tokį paėmė, pabeikini. Nu tai jau kadangi taip įsivienė, bet aš net nenoriu, žinok, ragauti jo. Ragau. Nes net kasiu, aš noriu su visko paragauti, aš noriu pavažiuoti iš čia. Bля, visai žiaurus, tik tai aš taip žinau, kad su kumpiu nebaigtai bus gal geras. Ne, iš tikrųjų tai baigsi geras. Taigi, galų gale pasiekėm savo tikslą. Esame beveik lokacijai. Žodžiu, kadangi už manęs groja čia Ed Sheeranas, įlipista jo muzikėlė, tai aš čia beveik jaučiu daug nekalbėsiu, pakalbėsiu, kai išeisim iš čia, nes aš už jį gausiu copyrightą 100%. Nors iš tikrųjų gal man pohodas copyrightas, vis tiek čia darau for fun, ne dėl šaibų. Kai buvom koncerte, ten susipažinom su tokiu, karočiu, vyru ir moteriu, kaip tas vyras pasakytų, ryžas, žiūrėk, karočiu, nuim copyrightą. Čia žiūrėkit, atvarėm į mugę. Bet aš manau, kad čia užsidaro tik tie, kurie ir taip nieko nepardavė visą dieną. Ble, čia aš jau neapsipratau, Vienoj visur čia žvairių belė, kaip smirda. Pavyzdžiui, Prahų, kaip šnekėjau tenai, ten irgi pardavinėja, tipo žvairiai, legaliai viskas, bet jisai nesmirda. Čia Vienoj jie kažkokį ten irgi pardavinėja, bet ten aš ten nelabai gilinaus. Bet karočią ir čia visur belė, kaip smirda to žvairių. Einam, žodžiu, iš šitos mugės jau išeinam. Nes jinai, kaip ir minėjau, užsidarinėja. Nėra čia kažko tokio. Ir va, ir ryžas nustojo dainuoti. Jau viskas, balius baigti. Bažnytėlė tavo žmonės tokia.
Viskas, dabar keliaujame namo, rytoj atsikėlę, skrendam į Berlyną. Lekiam ir Berlyną ir pažiūrėsim, ar Berlynas mus nustebins. Taip, iki rytojaus ir keliaujame į viešbutį išsimiegoti. Na kągi, sveiki atvykę į Berlyną. Esam Berlyno mugėj, bet problema tokia, kad Rainiero lėktuve palikau kuprinę. Man jau nebelinksma ir nedirba ten kažkaip savaitgalį tas Lost and Found žodžiu. Čia atskira istorija, ją paliksim rytoj, o dabar, kaip ir minėjau, esame Berlyno kalėdiniai šventėj ir einame pažiūrėti, kas vyksta. Pirmas dalykas, kas vyksta, tai čia bachuriukas tiesiog repuoja, jeigu turėtų girdėtis. Sakiau, kiekvienam muzikantui duosiu po dvacokėlį, bet jau dabar šiandien aš nenuotaikoj po šitos kuprinytės. Einam pažiūrėti šią mugę, prasilinks. Čia tikrai turi būti aliuko kokio gero, prabangaus, vokiško. Pasirodo, kad čia kaip Prahoj, kad čia perini gatvė ir jinai toliau tęsiasi, o jinai nesibaigė, nes dabar va tenai vyksta judesys. Tai tenai irgi varysim, irgi yra ta tipinė ledo tokia arena, kad galima būtų čiuožinėti. Truputėlį išėjom iš mugės, čia toks šurmulys visur. Reperiukas prie vieno kampo, prie kito kampo. Čia važiuoja dar kažkas Berlyne, belekiek veiksmo. Čia belekiek veiksmo. Bet mugė, dar pažiūrėsim, negalima čia spręsti. Bet dabar einam į I Love Berlin suvenyrų parduotuvę. Pavadinimas viską pasako. Visur, kur tik pažiūri, parašyta I Love Berlin. Va šitas tai geras, va šitą tai norėčiau tikrai hatui. Nu, užkišis karbanką bats ir atsidaro. Tikėtai, netikėtai išėjom iš parduotuvės, o pavel mugėje atsiradom. Ir čia dabar kitokia mugė. Čia truputėlį daugiau veiksmo. Tai pažiūrėkime, kas čia yra gero, ar čia yra kažkas nuostabaus. Taigi pasiekėm paskutinį mugės objektą. Patį svarbiausią objektą. Tai yra eglutė. Šitus tik kiekvieną dieną galėčiau rodyti. Tokie, kas sausainius pasidaryti. O va čia rytoj va tokią dešralą šausiu. Taigi viskas, mugė baigėsi, dabar keliaujam namo, pailsėsim, rytoj turim visą dieną ir rytoj aptarsime, apšnekėsime mano kuprinės reikalus. Kokia situacija? Kiek šansų, kad jinai bus, kiek šansų, kad nebus. Iš tikrųjų visai man šitas Europos tripas patinka, nes aš kažkaip visą tą Europą tingėdavau varyti, nes man visada atrodo, kad visur viskas čia vienodai. Pastatai, ten dar kažkas, jo, jie tikrai panašus, bet tarkim vis tiek žmonės patys žiauriai skiriasi. Tas vis tiek, ir miestas, viskas. Taip. Labas rytas, labą dieną, keliaujame. Bratwurst dešrelę vieną susileisti. Iš pradžių galvojau, gal bandelę kokią rytinę, bet pabandysim susileisti tą dešrelę. Čia už žmonės viešbutis mūsų. Gerai, žodžiu, einam. Dešralas. Tai va toks, dešralas už pitaką. Let's go now. Dešrelė tai baisiai gera. Dešrelė tokia kaip ir tikėjausi, kaip ir Pragoje. Sakiau, kad noriu va, tipo Vokietijai pisti, tai va tokios va ir tikėjausi. Tai gerai, dabar valgom ir žiūrėsim, kas po to, nes burnoj pizda kiek seilių. Tai noriu, aš gal net žinau, antrą pistelisiu. Wow. Žodžiu, taigi, pradėjo lyti. Kokia dabar mūsų misija yra, tai misija varom mes į oro uostą. Bet mes kažkodėl su taksu nevarom į oro uostą, nes daug labiau crazy būtų ir daugiau kontento varyti su metro. Bet čia nėra mano idėja, aš taip iščiau su taksu. Tai mes dabar einam į metro ir su metro varysime iki oro uosto ir su metro gaunasi net 20 minučių greičiau. Bet dar nežinau, ar tenai lagaminas manęs laukia ar ne, bet viską įsiaiškinsim. Esame viduj. Ką tik paklausėm žmogaus, kur čia bilietus nusipirkti, dabar rodo jis mums kelią. Nežinau, kur čia ką tik kas čia vyko, kiek čia nusifilmavo, ką čia galima, nieko čia nepribuzavti, bet čia jau vyksta belekas. Čia jau vyksta ta dalis, dėl kurios sakiau, kad jeigu bus huine, aš supyksiu. Bet kol kas dar juokinga, nes tas bičiukas jisai karočią, tipo, pirmą kartą į Berlyną atvarė ir nori padėti mum ir pats nežino. Jis, tipo, pats rado savo tiketą, žiūri į savo bilietą, taip atsuko į mus, rodo, sako, tiket. Prasimušėm tiketą, pirkom one way, dar pažiūrėsim, ar čia žiauru važiuoti. Gal barysim one way su taksu. Prašo pinigų, kad karočią parūkyt nusipirkti. Anksčiau būdavo juokinga, atrodo, pamatai tokio, o ten nueini, nufilmuoji, haha, dabar tai net nebe juokinga. Eini, dirbi, užsidirbi ir palini tą žutą, kas šitai. Ne problema, net taip sunku, su rankom, su kojom, sėdi pakritę.
lokacijoje dar sėdėme į vietoje, bičiukui prieš akis pusiauragį. Už 4 kem ir dar atsisės. Eik, tu nahu, dar ne tą pusę sėdim, mane pykina, kai aš taip sėdžiu. Kas nors išlips persis? Tai to čia visi išlips, kaip jūsų strėlė. Nu, pažiūrėsim, ko čia baigsis. Esam oro uoste, užlipu laiptais ir einam aiškintis. Arba gerai baigsis, arba nebus čia to. Kuprinytės ir liūdna bus, nes kažkaip atrodo, kad jie šeštadienį, sekmadienį nedirba, tipo jie tiesiog atsijungia. Susiradom tą lokaciją, dabar laukiam, kol ateis iš Vainiero atstovas kažkoks, ten jam paaiškinsim viską, kaip čia buvo viskas vakar. O viskas buvo labai paprastai, tiesiog palikau lėktuvę savo kuprinę. Prieš išlipdamas mintyse turėjau vieną planą, atsistojau, viskas pasidarė visiškai kitaip, netyčia kuprinę perdėjau į kitą vietą ir visiškai pamiršau ir prie taksos tik atsiminiau, kad kuprinę palikau turbūt lėktuvę, nes žiūri buvo lengva eiti, nes daug daiktų, kompa, Dysonas. Tai dabar laukiam Vainiero atstovą ir pažiūrėsim, ar mano kuprinę rado, o jeigu jį rado kuprinę, rado su visais daiktais. Turiu kuprinę ant savęs, 5 eurų sumokėti turėjau už tai, kad rado, nes ten laptopas buvo, bet žodžiu, viskas ir ko yra kuprinė, visi šitie bairiai. Labai gerai, nes rytoj mes skrendam į Lietuvą, o man rytoj pas dantistę reikia, tai dar tenai. Kančia neverštops. Viskas, kuprinę pasidėjom. Šiandienos tikslas padaryti 2 štukų žingsnių. Kol kas esam padarę 4,5. Rekordas 19,5, tai šiandieną 2 štukų taip lengvai iššaunam ir tada rytoj skrendam į Lietuvą. Katedrą. Priėjome Berlyno katedrą. Gal ne Berlyno katedrą, nežinau, kažkokią katedrą priėjom. Keliaujame toliau, dar liko eiti 30 minučių. Atvarėm dabar į eilę, reikia čia susimokėti už bilietą, kad atėjai čia į tą bažnyčią. Tai išėjom iš bažnyčios, dabar lipam laiptais. Kas toliau? Dar mes vartų nepasiekėm. O kiek žingsnių padarėm? 6200, dar 14 štukų liko. Nu, abejoju, ar įveiksim. Aš tik čia daugiau padariau, nes aš daugiau trepsinu. Atvarėm į lokaciją Berlyno vartai tenai. O čia už žmonės kažkoks protestas vyksta. Genauso wie man Eglutė tai tokia varganota. Jau jinai, man rodo, jau viskas, jau jinai atsijunginėja, čia labalai. Susileidus, šakų tenai prikritę. Pavalgėm, atsigėrėm alaus ir išėjom ir jau vakaras. Tai dabar einam atgal, kai čia vakaras, tai daug gražiau čia. Ta eglutė, blėt, liko 2 savaitės gyventi, maksimum, jinai visa supuvus iš vidaus. Atėjom vėl prie Berlyno vartų, nes dabar kažkur, kur čia eisim, žodžiu, gal reikia eiti, tai čia visai taip vakare, taip, tai tikrai very nice atrodo. Mes dabar einam pas žydukus. Čia yra kažkokia vieta, kur ten jų kažkoks atminimas padarytas. Senai, kiek suprantu, daug kažkokių blokų ten jiem atminti padaryta, tai keliaujam pas žydukus. Aš realiai ten labai noriu pas juos, aš nieko nepalikęs. Mes atvarėm žiūrėti kalėdinės mugės. Žydukai nėra kalėdinė mugė. Atvarėm į lokaciją, nu tai čia visai taip. Nu, girdžiu, čia vaikai bėgioja. Tai čia vat gaudynė žaisti, tai visai tikrai įdomu. O mes čia išeisim tiesiai eidami. Kam tu taip darai? Ko tu baidai? Ko tu išsigandai, ką? Gerai, what's the fucking plan? Kur mes toliau einam? Į mugę? Į 2 mugės ir į saldainių parduotuvę. Į 2 mugės, paliekam nugarą ant žemės ir į saldainių parduotuvę. Keliaujam. Atėjom iki Christmas marketo, bet čia įėjimas kainuoja 2 eurų įėjimas. Čia kodėl už čia reikia susimokėti iš viso, kas čia per tematiką. Ir va, matau įėjimą. Welcome. Taigi patekoma į mugės vidų, einam pažiūrėti, kas čia gero, jeigu čia net reikėjo sumesti 2 euriukai vienam žmogui, kad jie...
Paleido čia kažkokio dirbtinio sniego, taip neaiškiai, šovė putom kažkokiom. Nu, bet iš tą mūgiam jinai mokama, bet joje, nu, tipo, už tos 2 euriukus daug eina visokių tokių gerų experience. Tikrai, nu, rimtesnių, gal net geriausia, kurioje buvom, nesakyčiau. Tai užbaigiam savo kiekvienoj šaly misiją po 20 eurų muzikantui. Va čia tokį radom atlikėjam. Motivacijos įdėsim dedasui. Aš pamiršau šaiką, mes tarp kitko skubom, karočią, čia saldainių lauktuvių pirkt, vapšė. Kaip aš pamiršau visą šitą dalyką, bet gal girdis background, jis ten gerai su tą trūbą pūtė, mes dar visai ilgai klausėm, kaip jisai pučia. Gerai, lekiam. Saldaininę lauktuvinę. Jono kunigas. Ką iš čia dalėkas, Dano? What the fuck? Nusipirkom lauktuvių saldainių ir dabar keliaujame į mugę. Dai, pažiūrim, kiek žingsnių nuėjo. Tikslas 20, buvo tada 6,5. 15. Jau 15 štukų, tai dar 5 štukas liko, tai čia vapšė easy. Gerai, einam ieškoti perėjos, einam į tą mugę papizdėlį. Čia parkingas, o čia įėjimas į mugę. O, Mr. Šliosas, senai nematytas. Bet visur tiek pat kainuoja. Čia jau tipo Dubai vibe. Čia mums dabar paranoja, mums karočią atpiso proto, čia vienoj mūgį, kad filmuoti negalima. Ten kai karočią bičias, ten šimpanzės nagų šliupuoja. Dabar atrodo visi čia kesinasi, visi nori papis proto. Su Nutella čiūriukai, čia esu, nežinau, Pažiūrėjau, kokį jisai pisa. Aš matau, kokio dydžio čia tas dydžio. Pažiūrėjau, kokį pisa. Tokį buvo. Šitą metriuką? Galima metrinį braprusą prasileisti. Nes tu, ble, metriukas gerai, aš gal ne dabar įpieščiau tą metriuką. Gerai, viskas, prasėjom pramugę, kažko labai naujo ypatingo nepamatėm, bet keliaujam pasiimti metriuką, prasileisti metriuką keliaujam. Tai plaukiu, tokia žiūrite, brat, kur dešrelė būna, vau, vaiva. Viskas, metriukas įveiktas, vos paeinama. Vertinimas eitų taip, 1 pirma vieta, Berlynas 2, 3 Praha. Praha atsilieka labai stipriai nuo 2 vietos, labai stipriai. Tai dabar keliaujame į viešbutį ir sekantis video vlogas bus iš Dubajaus, keliausim į Dubajų švęsti naujus metus. Susitiksime Dubajuje, iki.